Tai turiu tau blogų žinių, Gintarai. Ką, gyvensiu trumpai? Atvirkščiai gyvensi per daug ilgai. Tai aš visą laiką sakau, kad gyvensiu iki 156 metų. Nežinau, ar 156, bet pagal ES tyrimus ir prognozes ateičiai, 65 metais žmonės vidutiniškai gyvens vidutiniškai 90 metų Europoje. Tai dabar principė įsivaizduok. Tai čia ne taip toli. Čia jau ne to visiškai netoli, už 40 metų. Kiek tau bus metų už 40? 73-4. Nu tai tu būsi dar jaunuolis, dar turėsi teoriškai, dar turėsi 17 metų gyvenimą. Vidutiniškai, ką tai reiškia? Tai reiškia, kai kurie žmonės gyvens ilgiau, ne? O kai kurie šiek tiek trumpiau. Tai jeigu 90 metų, norėtum iki 90 metų gyventi? Aš žinau, kad aš gyvensiu ir ilgiau nei 90 metų. Ne tai, kad norėčiau. Va, kaip gerai. Tai aš pakankamai darau veiksmų dabartiniam pasauliu ir dabartiniam gyvenime yra tiek daug galimybių prailginti savo gyvenimo trukmę, apart vidurkių, kuriuos tu įvardėjai, kad dabar jau yra nustatoma, kad žmogus senėja, gali sustvarkius miegą, mytybą ar sportuoti, nepadarius, nieko čia stebuklingo nereikia daryti, miegoti, mažiau stresuoti, valgyti, nepersivalgyti, nevalgyti junk foodo ir perdirbto maisto ir užsiimti kažkokią aktyvią veiklą judėti. Vien tai padarius, tu jau sulėtini savo senėjimą, kažkur, jeigu šiaip senėjamės kiekvienais metais, ne, tai jau tie, kas daro, senėja nuo 0,6 metų, 0,7, 0,8 metų vidutiniškai, ne, lėčiau, tai vadinasi, vietoj, jeigu praėjo, tarkim, 0,6, ne, ar tai 0,7, tai praėjo 3 metai, o aš pasinau tik 2 metais. Tai apie tai šiandieną ir pakalbėsim, nes dažnai žmonės sako, kad oi, nedagyvensiu aš iki tos pensijos. Ir manęs negąsdina, nes gal nedagyvensiu, kam man rūpintis asmeniniais finansais, kam man būti finansiškai raštingu, vis tiek tenais manęs nieko gero nelaukia. Kam investuoti? Tai sveiki, su jumis kanalas Finansiškai raštingi ir šiandieną mes pakalbėsim apie tai, koks mūsų gyvenimas laukia ateityje ir kaip pasiruošti tą senatvę, jeigu, kaip Gintaras sako, dagyvensit iki 100 ir daugiau metų. Aš net nebijoju, kad žmonės gyvens net malant šūdą ir dabar, kiek atsirado, medicina padėjo daugelį dalykų įspręsti, bet still yra kitų niuansų, kas gyvenimo trukmę gali, kaip sakyti, patrumpinti, žalingi visi įpročiai, viršsvoris, širdies ligos ir taip toliau. Bet vis tiek gyvenimo trukmė ženkliai pailgėjo. Mes galim pasižiūrėti, jeigu imkim ES trukmę nuo 1960 metų iki 2025 metų. Ir čia dažnai, ką žmonės sako, kad jie vadovaujasi jausminę būseną, nesako, tipo, nedagyvensim, čia mes blogai gyvenam ir taip toliau. Bet statistikai ir faktams yra nusišvilpti tavo jausmus. Ne? Tai mes dabar paimsim faktus ir pažiūrėsim, kokia yra reali situacija skaičiais, grinai skaičiais. Taip. Tai jeigu žiūrėti skaičiais, 1960 metais, ne? Tai netaip ir seniai 65 metai atgal, vidutinė gyvenimo trukmė žmogaus buvo 69 metai. Kaip ir neblogai vis tiek. Labai gerai. Tai dabar, jeigu imsim 22 metus, buvo netgi šiek tiek aukštesnė, bet COVID'as, matau, biškelį. COVID'as pakoregavo. Europoje pakoregavo. Neaišku, ar kaip ten su tuo COVID'u, bet esmė apie 80-81 metai. Ne? Tai vadinasi, kiek čia išeina... Per 60 metų 11 metų, 11-12 metų gyvenimo trukmė pailgėjo. Vidutiniškai. Ir tai dinamika visą laiką nenustojanti, pastebėjai, ne visą laiką ta pati auganti dinamika. Taip. Ir jeigu 11 metų per šią metų, tai per kitų 60 metų vėl tiek pat bus taip pat tas. Ne, aš manau, kad bus ženkliai šita vieta kardinaliai keisis į kitą pusę. Nežinau, pastaruoju metu klausiau daug podcastų futuristinių apie dirbtinį intelektą, apie ateitį. Pats, kaip žinai, užsiimu visą tą longevity temą ir biohackingas man aktualus, aš to gyvenu ir turiu nemažai informacijos. Jau dabar yra kalbama ir judama link to, kad jeigu iš principo žmogus išgyvens dar kokių 15-20 metų, ne,
panašu, kad mes po truputį galėsim spręsti ne ar mes gyvensim, o kiek laiko ir kiek mes norėsim dar gyventi. Okay. Čia jau taip pažengios technologijos yra. Tai iš principo mes turėtume pradėti galvoti ne tai, kad ten ar bus kažkokie darbai, ar aš ten dagyvensiu, ar nedagyvensiu, o reikia pradėti galvoti, kaip įmanoma daugiau pinigų uždirbti dabar, kaip įmanoma daugiau tų pinigų suinvestuoti, kad mano kapitalas augtų ir didėtų, nes ateityje galimybių gyventi ilgai ir gyventi patogiai bus labai labai daug. Klausimas, ar aš turėsiu pinigų? Šičia labai geras klausimas ir taip pat jums prašymas, bičiuliai, žinau, kad daugelis iš jūsų žiūri šitą kanalą neprenumeruodami, tai tiesiog žiūrit, smagu, gražu, bet būtų labai faina, jeigu paspaustumėt like mygtuką, paspaustumėt tą prenumeratos mygtuką, tai padeda mūsų kanalui augti, dalintis finansinio raštingumo įžvalgomis ir taip pat prisidedat prie finansinio raštingumo plėtros Lietuvoje. Tai ačiū už tai. O dar vieną dalyką, kas man atrodo labai svarbu, jeigu mes gyvensim ilgai, tai tam reikės pinigų, kaip ir viskas ok, bet dar kitas svarbus aspektas, kuris yra kiekvienam žmogui reikalingas. Jeigu mes gyvensim ilgai ir kaip pagal longevity tradicijas, tas ilgas gyvenimas bus, turbūt norėtųsi, kad jisai būtų kokybiškas, ne? Ne tai, kad tu tenais jau vos guli, vos pakeli rankytės, kojytės, kai galėtum keliauti, važiuoti, veikti kažką. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kas man atrodo ir man aktualu, tai yra, kad žmogus turėtų pinigų ne tik taip pramogoms, ne, bet ir prasmingai veiklai. Pavyzdžiui, prasmingiems hobiams savo. Kažką darytų tai, ką jisai nori veikti, nes žmonės dažnai, kodėl yra statistika, kad žmonės pasensta ir kai jie pasensta, išeina į pensiją, nustoja kažką veikti, tiesiog nustoja kažką daryti ir dėl to tiesiog nebėra gyvenimo prasmės ir jie patys automatiškai miršta. O tie, kurie juda, daro kažką, tai jie gyvena daug ilgiau ir ilgiau, bet norint gyventi ilgiau reikia pinigų kažkodėl. Man atrodo, kad žmogus tikrai turėtų sustoti akimirką ir čia nėra nei kažkoks gąsdinimas, čia nėra kažkoks, kad gal tai bus, gal nebus. Tai yra faktinė informacija, tai yra statistika, tai yra pasaulis juda link to, kad mes tikrai gyvensim ženkliai ilgiau negu dabartiniai pensininkai, mes gyvensim ženkliai geriau. Mes turėsim ženkliai daugiau galimybių. Ne? Ir jeigu aš dabar nesirūpinu tą savo ateitimi ir gyvenu šią dieną po manęs, nors ir tvanas, negalvoju apie tai, kaip finansiškai visą tai atrodys. Ateityje ir dabar aš suprantu, kad energija, turiu daug jėgų, galiu mažai miegoti, viskas yra ok, bet kai bus 60 metų, 50 metų, situacija šiek tiek keisis, jau kaip ir protelio bus daugiau negu dabar yra, jau ir gyvenimiškos patirties bus ženkliai daugiau ir tada aš duodu 99,9%, kad žmogus sakys, blemba, kodėl aš būdamas jaunas, durnas, neinvestavau pinigų, dabar man reikia pahalinti dirbti arba dar blogiau, gali būti, kad tuo metu žmonės neturės galimybės apskritai susikurti jau kažkokį investicinį kapitalą ir kažkokias pasyvias pajamas, nes už 20 metų, o gal net ir greičiau mes turėsim bazinius atlyginimus, kada valstybės tiesiog robotika ir dirbtinis intelektas pakeis žmonės, praktiškai darbų nebeliks, valstybės mokės basic universal income žmonėms, gausi kažkokią minimalų pragyvenimo sumą ir tapti turtingu bus tiesiog už tų 20-30 metų nebeįmanoma. Ką tada? Tiesiog gyvensi iš bazinių pajamų ir viskas. Tu gyvensi iš bazinių pajamų, matysi ir žinosi, kad tu gali gyventi dėl technologijų proveržio 100-150 metų, o galbūt iš vis būti nevertingas, o pinigų tam neturėsi. Ir tik dėl to, kad man patūsint buvo smagiau, nusipirkti naują iPhone buvo smagiau, nežinau, nusipirkti naujesnį, prabangesnį automobilį buvo fainiau, išleisti pinigus dalykams, kurių dažnu atveju nebūtinai reikia, vietoj to, kad aš būčiau susimąstęs ir investavęs. Bet gerai, o ką tu žmogui tada pasakytum, jeigu, tarkim, jisai sako, realiai, man patūsint yra faina ir iPhone'as yra labai faina, tai ką aš dabar, kaip man dažnai komentuoja,
Nu tai aš tipo turiu į vienuolyną užsidaryti, niekur nieko neleis savo, ar kaip, tu prasme, žmonės nori gyventi čia ir dabar, nes gal rytoj jis neateis. Ne? Tai viskas yra okei su tuo gyvenimu čia ir dabar. Nu, mums tiesiog reikia elementariai mąstyti. Nu, sustoti šiek tiek, mąstyti žmonės, kuo toliau, tuo mažiau mąsto. Nežinau, tiesiog bet kuris žmogus gali paimti savo gyvenimą ir atsukti 5 ar 10 metų atgal, tuo metu neuždirbdavo tiek pinigų, kiek uždirba dabar. Tiesiog. Uždirbdavo 30% mažiau, 50% mažiau, galbūt ne 2 kartus ar 3 kartus mažiau negu uždirba dabar. Ne? Ir kažkaip išgyvendavo, viskas būdavo ok. Ne? Ir užtekdavo plius minus viskam pinigų. Tai didėjančios pajamos nebūtinai turi virsti didėjančiais pirkiniais ir didėjančioms išlaidoms. Tai niekas tau nesako, užsidaryk į vienuolyną ir niekur neišeik iš namų, turėk atitinkamą balansą. Bet jeigu mes neturim balanso ir turim kraštutinumus, o išleisti visus pinigus, kuriuos uždirbi, yra kraštutinumas, nes nieko tu naudingiau savo gyvenime negauni, jeigu ten emocinis pirkinys ar kažkoks tūsas ar vakarėlis yra naudingiau, nu tai čia reikėtų, nežinau, paskaityti knygų, užsirašyti pas psichoterapeutą, pas kažkokį coacherį, iš esmės pradėti keisti gyvenimą, nes nu, tai gyvenimas nėra apie tai, nėra apie priklausomybės, gyvenimas nėra apie emocinius pirkinius, tai vadinasi kažkur žmogus tiesiog neranda laimės su savim ir tai, kad jisai pradės investuoti, nežinau, ar tai išspręs jo problemas, nes reikia suprasti apskritai, edukuoti save ir eiti sąmoningumo keliu, kad šiek tiek suprastum, kaip atrodo tas gyvenimas ir kad laimė galbūt nėra apie tai. Tu čia giliai jau pakapstėjau, čia žmonės žiūri šitą video, wow, o čia tai įgilėjo apie finansus, dabar apie laimę, apie psichoterapiją. Nu, bet tai yra svarbu, ta prasme, man atrodo, kad žmonės tiesiog turi pradėti mąstyti, nes jeigu jie nemasto, čia yra problema. Ir jeigu aš galvoju, kad aš neturiu pakankamai pinigų arba aš noriu gyventi šią dieną, tai tu esi tiesiog neišprūsęs, nu, tu neturi nepakankamai žinių, turi kažkokius suformuotus naratyvus. Ir šioje vietoje blogiausia bus tai, kad anksčiau ar vėliau praėjus 5 metai, 10, 20, 30 metų žmogus susimastys, jisai užaugs, jisai evoliucionuos, jisai supras atitinkamus dalykus, kuriuos mes kalbam dabar ir sakys, blemba. Kodėl aš tada nesusimašiau? Ir nėra geriausio laiko. Geriausias laikas imtis veiksmų buvo vakar, kitas yra geriausias laikas šiandien, nepaisant to kokių, nežinau, čia mes nekalbam tik apie investavimą. Tai man atrodo, kad jeigu žmogus sako, kad jisai neturi pinigų arba nori gyventi šią dieną, tai nėra susiję tik su investavimu, tai susiję ir su daugybė psichologinių dalykų ir tiesiog edukacijos ir finansinio raštingumo trūkumo, nes mes daug kur tobulėjom, nežinau, mokomės kažkokių dalykų, mokomės ten mokykloje, mokomės universitete, mokomės savo profesiniai kažkokioj sferoj, bet jeigu aš paklausčiau to žmogaus, kuris turi tokį mąstymą, ne, kad aš gyvenu šią dieną, čia ateities nebus, man rūpi mano sveikata, aš ten nedagyvensiu iki pensijos ir taip toliau. Kiek jisai buvo seminarų kokiu nors, ar mokymo, kiek jisai knygų perskaitė, nebūtinai su apie finansinį raštingumą susijusiu, bet jeigu paimsim apie investavimą, tai juo labiau ne, tai per metus laiko, ar ten per 5 metus laiko, tikėtina aš gaučiau apskritų nulį. Ir dėl to yra to žmogaus toksai mąstymas. Šiaip ir statistika yra, kažkokį skaičiau tyrimą, kad finansinis raštingumas neturi jokios koreliacijos su žmogaus IQ. Tai reiškia, žmogus gali be galo protingas, bet jisai gali neturėti tam tikrų kompetencijų, įgūdžių, žinių, nes tai nėra jo dėmesio sfera, ne jo fokuso sfera. Tai čia, mėly bičiuliai, yra tas momentas, kai jūs galite užpildyti registracijos formą, užsiregistruoti į konsultaciją, kur mūsų konsultantai padės jums pasižiūrėti jūsų realią situaciją, pasižiūrės, ką galima jums padėti ateityje, kur jūs norit patekti ir kaip jūs galite nueiti tą kelionę, jeigu neduok Dieve pasiseks ir gyvensit 100 ir ilgiau metų, kad toje kelionėje, kad kai jūs dar būsit pilni energijos,
ir noro judėti, bet neturėsit pinigų, kad jūs tada turėtumėt galimybės finansinės, emocinės ir galimybės turėti pinigų savo hobiams, svajonėms, pomėgiams ir visiems kitiems dalykams. Tai užsiregistruokit per nuorodą į konsultaciją, susiderinkit susitikimą per nuotolį ar gyvai, pabendraukit su mūsų konsultantais, susidėliokit savo planą ir imkitės veiksmų, kaip Gintaras sakė, geriausia diena buvo vakar, kita geriausia yra šiandien. Čia lygiai tas pats kaip, ar aš geriau jaučiuosi, kai sveikai maitinuosi ir sportuoju. Faktas, ne? Ar aš esu finansiškai saugesnis ir mažiau stresuoju, kai aš turiu pinigų ir daugiau pasirinkimų, kai man reikia galvoti, ar aš turėsiu dabar valgyti, ar aš turėsiu už ten 10 ar 20 metų valgyti, ar aš galėsiu įsipilti kuro, ar aš galėsiu keliauti, ar aš turėsiu apskritai daugiau pasirinkimų gyvenime, kad ir kokie tie pasirinkimai būtų. Tai kol aš dirbu ir uždirbu pinigus, viskas yra ok, tai tuos pasirinkimus aš turiu, bet lygiai taip pat turėdamas balansą, išleisdamas didžiąją dalį pinigų ir dalį pinigų investuodamas, ir kiekvieno žmogaus situacija yra individuali ir reikia pasižiūrėti, ką ir kur efektyviausia jam būtų daryti, tą per konsultaciją puikiai ir galima padaryti. Aš galiu susidėlioti taip ir gyvenime, bent jau dėl kažkokio aspekto, jaustis finansiškai saugus ir užtikrintas. Čia turbūt žiūrovai elementariai. Jeigu aš 100% žinau, kad kiekvieną mėnesį, nepaisant to, kas dėsis mano gyvenime, ar aš ten dirbsiu, ar nedirbsiu, aš vis tiek gausiu, tarkim, 1000 eurų į savo sąskaitą. Blemba, tikrai gyvenimas yra mažiau keliantis streso ir įtampos ir teikiantis man daugiau laisvės ir pasirinkimų, negu galvoti, kaip uždirbti, ar aš turėsiu darbą, kas bus su ekonomika, ar ten bus su pasauliu, ar aš norėsiu dirbti, ar aš nenorėsiu dirbti. Kam apskritai apsikrauti savo ir kelti tiek daug streso ir įtampos, kai jau dabar dirbant darbus, susimant kažkokią veiklą, investuojant 10-20% savo uždirbamų pinigų, nereikės kosmosiškai daug laiko. 10, 15, 20 metų, o jie, patikėkit manim, chebrytė, prabėgs labai greitai. Nežinau, kas kamera per 30, kamera per 40, kamera per 50, tai ten. Aš galiu patvirtinti, jo laikas lekia. Pažiūri, iš vis, tai ką mes šventėm naujus metus, dabar kas birželio mėnesis? Jo, pusę metų praėjo. Ta prasme. Tai kalbant apie pasyvias pajamas, tu kaip tik daliniesi viešai portfeliu savo, kuris tau generuoja kiek per mėnesį pasyvių pajamų? Tai vienas iš portfelių daugiau nei 1000, tai yra 1260, kažkas tokio, apie 15 000 per metus. Ir tenais tame portfelį tikrai nėra investuota, nes dažnai galvoja, kad žmonės labai čia kosmosą reikėjo suinvestuoti. Tame portfelė pas mane apie 60 000 yra investuota, kas generuoja man apie 15%, tai 20% metinių palūkanų. Kurį galim pasiekti? Tai galite šio video aprašyme rasit nuorodas ir jeigu naudojatės to pačiu brokeriu kaip ir aš, Freedom24, tai užsiregistravę, jeigu nesinaudojate, galite atsidaryti tą sąskaitą, sąskaitos atidarimas nemokamai, 15 minučių užtruksit ir kai atsidarot sąskaitą per, svarbu labai, kompiuterio naršyklę, galėsite pasiekti mano investavimo portfelius ir kai aš kažką pirksiu ar parduosiu, gausite iš karto, vieną kartą pasekę, tada jau visą laiką gausite e-mail pranešimus ir telefone, bet kur turit jau e-mailą pasijungę, matysit bet kokį mano judėjimą portfelio, kai aš kažkur investuoju, perku kažką, parduodu, tenais aš darau ir praktinį eksperimentų, kuriam skirti reikia tik 15 minučių per mėnesį, kurio vidurkis investicinis yra virš 14%. Jeigu nenorit skirti daug laiko, galite kas 7 metus padvigubinti savo pinigus, darydami labai paprastą strategiją, kurią aš darau. Tai visas nuorodas, kaip ir sakiau, rasit šio video aprašymą. O dabar minutėlį sustokim. Ar dažnai pagauni save galvojant, kad reiktų pradėti investuoti? Gal net turi atsidėjęs tam pinigų, bet vis atidėlioji tą pirmą žingsnį. Nes atrodo per sudėtinga arba tiesiog nežinai, nuo ko pradėti. Jeigu atpažinai save, įdėmiai paklausyk. Turiu tau sprendimą, kuris lengvai padės pradėti. Tai Freedom24. Ir kodėl būtent jie? Visų pirma, viskas yra lietuvių kalba. Jokių neaiškumų ar kalbos barjerų. Galėsi jaustis drąsiai. Pati platforma sukurta taip, kad būtų itin paprasta naudoti. Investicijas galėsi valdyti tiesiog telefonu.
Freedom24 yra dalis kompanijos, kurios akcijomis prekiaujama Nasdaq biržoje, o tai reiškia griežtą JAV priežiūrą ir tavo pinigų saugumą. Be to, tu gausi prieigą prie viso pasaulio, virš milijono akcijų ir ETF-ų 15 skirtingų biržų. O kad žengti pirmą žingsnį būtų dar maloniau, Freedom24 turi puikų pasiūlymą naujiems klientams. Jeigu atsidarysi ir papildysi sąskaitą per nuorodą video aprašyme, galėsi gauti dovanų net iki 20 atsitiktinių akcijų. Tai yra puikiai galimybė pradėti savo investavimo kelionę su papildomu kapitalu. Todėl nėra ko laukti, leisk savo pinigams dirbti. Spausk nuorodą aprašyme, atsidaryk sąskaitą ir pasiimk savo dovanas. O jeigu nori viską daryti žingsnis po žingsnio, ten pat rasi ir nemokamą instrukciją. Pradėti yra daug lengviau nei tu manai. Tai gerai, tai mes tada eikim prie konkrečių žingsnių, ką gali padaryti žmogus. Tai vienas žingsnis, ką tik aptariam, tai yra tiesiog pradėti darbinti savo pinigus. Jeigu reikia kažkokių role models, negali pasižiūrėti, kaip tu elgiesi, priimti savo strategiją, pasikonsultuoti, tai kaip ir aišku. Nes atrodo, labai nedaug pačioj pradžioje reikia, kad tas traukinys įsivažiuotų, bet kai jis įsivažiuoja, paskui atsiranda motyvacija ir pamatai, kaip jis važiuoja ir tada atsiranda noras daugiau investuoti, kai tu pradedi matyti savo pasivės pajamas ir taip toliau. Tai kokių dar žingsnių galima imtis žmogui, kad jisai, bent jau padidintų tikimybę, nes mes visą laiką operuojam tikimybėmis, o ne padidintų tikimybę, kad jisai dagyvens iki 100 metų ir kad jis ir galės gyventi kokybišką gyvenimą. Nesvarbu ne šiaip gyventi, o kokybišką gyvenimą. Tai manau, vienas iš svarbių dalykų yra ypač dabartiniam pasaulyje spėti pristaikyti prie dabartinio pasaulio. Tai stebėti tendencijas, ne tik kad stebėti tendencijas, bet keliauti kartu su jomis. Tai kad tą padaryti, čia aš gal apie tobulėjimą ar mokymasi daug nekalbėsiu, bet labiau paminėsiu nepriklausyti nuo vieno pajamų šaltinio. Va. Tai jeigu aš domiuosi kažkokiom sferom ir skiriu kažkiek papildomos savo laiko apart darbo, kurį turiu, nesunkiai tą veiklą ar kažkokį hobį, ar perėjus kažkokius mokymus ar kursus, ypač dabar su dirbtiniu intelektu, kosminį kiekį dalykų galima daryti ir gan greitai ir efektyviai ir uždirbti papildomų pinigų. Tai kurtis papildomas pajamas ir mokytis naujų įgūdžių ir nepriklausyti tik tai nuo vieno kažkokio skillso, kurį aš turiu ir nuo vieno pajamų šaltinio, nes gali būti, kad praeis kažkiek tai metų ir bus paukšt. Šitoje vietoje tu esi nebereikalingas, nes robotas ar dar kažkas humanoidas pakeitė visą tai, ar ten dirbtinis intelektas pakeitė visą tai, dar mes universal based income neturim, ir tada ką, reikia startuoti nuo nulio, reikia iš karto stresuoti, nėra jokio plano B ar C. Tai reikėtų apgalvoti, net galvoti, kad vis tai, ką aš darau, veiks visą laiką ir veiks idealiai ir aš 100% esu saugus, bet pagalvoti apie planą B, planą C. Ja, tai kaminkrečiai ir liftininkai gali būti liūdintojas, kur, atsimenu, buvo kadaise į liftą įlipė, mygtuką paspaudė, bent jau filmuose rodo 50-ųjų metų, tai profesija išnyksta, keičiasi kartais, jeigu nebespėjat paskui gyvenimą, tai čia irgi vienas iš variantų yra, kad šiandieną pradėti rūpinti savo ateitim, įdarbinti pinigus, kad jų turėtų, taupyti, neišleisti visko, nes netgi, tarkim, jeigu tu nebespėsi paskui technologijas, ir tu turėsi kažkokį pasyvių pajamų srautą arba tavo investicijos generuos grąžą, jau tu jausies daug saugesnis. Tai ir nereikia spėti, ta prasme, kaip, pavyzdžiui, ar man reikia spėti su visom technologijom. Mano pakankamai pinigų yra akcijų rinkoje ar fonduose, ETF-uose, kurie investuoja į pakankamai kompanijų, kurios 100 kartų greičiau ar sparčiau domisi technologijom, dirbtiniu intelektu ir aš keliauju, mano pinigai ir jų augimo greitis keliauja su tais pasauliniais brandais ir su tais genialiais protais ir tomis komandomis. Tai finansiškai aš užsitikrinu savo saugumą, net jeigu aš judėsiu labai lėtai arba mano veiklą pakeis humanoidai arba kažkokios kompanijos ar dirbtinis intelektas ir taip toliau, bet aš turėsiu tos kompanijos akcijų ar grupės kompanijų akcijų, tai mano pinigai ir investicijos bet kokiu atveju auks, galų gale aš galėsiu parduoti savo investicinius vienetus ar melžti karvę ir gauti dividendus. Ja, tai, kaip sakė, tie patys pratingiausi protai, tavo pinigai dirbs tau su grąža. Tai kitas dalykas, kas yra svarbu, tai adaptuotis, pristaikyti, kaip yra posakis,
tave pakeis ne dirbtinis intelektas, o žmogus, kuris geba išnaudoti dirbtinį intelektą. Tai stebėti tendencijas, stebėti dinamiką, stebėti, kaip keičiasi rinka, stengtis adaptuotis. Na ir kaip visą laiką mokymosi visą gyvenimą koncepcija, jinai yra nebereikalo, ji yra sukurta, tai kad žmogus, jeigu gyvens ilgą laiką, tam, kad išlaikyti proto aštrumą, jam reikės edukuotis. Taip pat gyvenime keisti reikės profesiją ne vieną kartą. Nes aš savo gyvenime esu ir jūreiviu buvęs, ir ant platformų dirbęs, ir brokerių, ir vadovų, ir direktoriumi, savininkų verslų. Tai daug profesijų esu išbandęs ir iki šiol kuo toliau, toliau mokausi, nenustoju to daryti. Tai ir tai vyks greičiau negu įprastai ir adaptuotis, pristaikyti visą laiką reikės. Ir tas, kas sugeba pristaikyti ir adaptuotis, aš manau, jis tikrai turės daug didesnės galimybės ir šviesų protą turėti senatvėje, ir sveikatą turėti, ir profesiją, ir hobį, ir gyvens tiesiog laimingesnį gyvenimą. Visiškai be jokios abejonės. Ir jeigu pasižiūrėsim, kaip vystėsi žmonija ir kad apskritai, jeigu taip imsime žmogų, ne, mūsų kaip visos žmonijos gebėjimas mokytis yra labai lėtas. Bendrai paėmus labai lėtas. Pavyzdžiui, dabar su dirbtiniu intelektu aš galiu įspręsti ir padaryti daugybę užduočių ženkliai greičiau negu žmogus, kuris juo nesinaudoja. Aš tiesiog esu 10 kartų pranašesnis už žmogum, kuris nesinaudoja dirbtiniu intelektu, nesvarbu, kokias užduotis aš imsiu padaryti. Taip. Ir įsivaizduok, kur pasaulis judės toliau. Aš manau, kad link kur mes nukeliausim. Tai dabar kaip vyksta kažkoks mokymasis, imkim, nežinau, ten medicinos kažkokią sritį arba mokslinę kažkokią vaistų išradimą ar dar kažką. Daugybė skirtingų profesorių, mokslininkų, darbininkų, verslininkų daro kažkokius veiksmus, kažkur papublikuoja kažkokius straipsnius, sukuria kažkokį podcastą, video, kalba kažkokiose konferencijose, bet kiek tu gauni tos informacijos, kiek tu įsimeni tos informacijos, kiek tu integruoji tos informacijos, tai yra visiškas, mizeris. Ne? Taip. Ir kaip pasižiūrėti, kaip vystėsi žmonija, kolektyvinė sąmonė ir visa kita, bet mes still nesam tokiam vienyje, mes turim kažkaip keistis tą informaciją, informacijos keitimas jis yra labai lėtas, įsisąmonimas ir išmokimas irgi yra labai lėtas, ne? Bet link kur mes keliaujam, link kur keliauja ponas Elonas Muskas ir daugybė kitų novatorių ir genialių žmonių. Jie puikiai mato, link kur mes einam kaip žmonija ir pradeda kurti čipus, ne? Kad mes po truputį galėtume integruotis taip, kad tą kolektyvinę sąmonę paversti internetinę sąmonę ir tai, kad tu kažkur išmokai, aš galėčiau perimti 15-20 metų bėgyje ir integruoti į savo skillsus ir tokiu atveju, kai pasaulis pasikeis, man net, kaip aš pagalvoju apie futuristinius dalykus ir link kur mes keliaujam, taip. Tai žinai, kas labiau gąsdina ne tai, kad žmogus nesulauks to laikmečio, bet tai, kad jisai to amžiaus, kaip sakant, 90 ar 100 metų, bet tai, kad jisai tą amžių sulauks, bet atsidurs paraštėse. Jeigu jis bus needukuotas, be pinigų, ne, su to bazinėmis pajamomis, jeigu jisai bus neprisitaikęs prie naujos realybės ir jeigu jis bus nelinkęs keistis, ne, tai jisai tada nuo to naujo elito, taip vadinamo, jisai bus atsidūręs paraštėse. Ir čia yra skaudžiausias momentas, ką žmogus turėtų, kaip elgtis, jeigu tarkim, žmogus galbūt ten nenori mokytis, dar kažkas, tai bent jau finansiškai apsirūpinti savo ateitį. Tai aš tik nuo savęs pridėsiu, kad tu gali ignoruoti dalykus, bet pasaulis eisis tenais, kur jisai turi eiti. Tai tu gali sakyti, kad aš gyvenu šią dieną, man ateitis nerūpi, tu gali ignoruoti tai, kad ilgėja gyvenimo trukmė, tu gali ignoruoti tai, kad tau būtina investuoti, gali ignoruoti tai, kad tu gyvensi ilgai, gali ignoruoti daugybę dalykų, bet tai tik tai parodo, ignoruoti, kad nebūtina investuoti, ignoruoti finansinį saugumą, ta prasme, gali ignoruoti visą tai, ką mes kalbam, bet ignoravimas atsisuks tiesiog prieš tave. Tu nori, aš galiu ignoruoti, kad, nežinau,
lėktuvai skraido ir sakyti, aš niekad neskraidysiu. Bet aš labai daug prarandu, žinai. Aš galiu ignoruoti, nežinau, kažkada dviračius kokius ir ignoruoti, aš nesinaudosiu automobiliu, ne, ar ten dar kažkaip tai. Bet aš tiesiog aš pralaimiu prieš gyvenimą. Ne? Tai šioje vietoje tas žmogus, kuris ignoruoja tai, ką mes kalbam ir jeigu jisai galvoja, kad kažkaip gyvenime jam viskas bus gerai, jeigu jisai nepradės išleisti mažiau ir kažkiek pinigų investuoti ir ruoštis tam etapui, kuris nori, nenori, bet ateis, tai tiesiog reikia pripažinti taip, kad tu pralaimėsi. Tai būkite laimėtojas, o ne pralaimėtojas, neignoruokite realybės, imkitės veiksmų šiandien, nes jau vakar jau nebeėmėtės, tai jau bent šiandien imkitės, registruokės konsultacijas, spaukit like ir subscribe ir pasimatysime kitose video. Iki.